Sveiki! Šiandien griebiam jautį už ragų ir aiškinamės vieną svarbiausių anglų kalbos laikų – būtąjį paprastąją arba past simple. Pažiūrėkime, kaip jį prisijaudinti. Turbūt kone kasdien tenka išgirsti šį klausimą. Tiesa, nuo atsakymų į jį prireiks būtent to, apie ką šiandien ir kalbėsime. Taip, būtent pats simple laikas mums atveria duris į praeitį. Tai, žinokit, pagrindinis įrankis pasakojant istorijas, dalinantis prisiminimais, tiesiog kalbant apie viską, kas jau įvyko ir pasibaigė. Gerai, koks mūsų planas? Iš pradžių, aišku, aptarsime pačius pagrindus, kaip kalbėti apie praeitį. Tada nersime į du veiksmažodžių tipus – taisyklinguosius ir tuos, sudėtingesnius, netaisyklinguosius. Po to išsiaiškinsim, kaip sudaryti klausimus ir neiginius su stebuklingu žodeliu did. O pabaigai trumpa, bet naudinga praktika. Važiuojam! Gerai, pradedam. Iš esmės, kai kalbame apie praeitį su past simple, visi angliški veiksmažodžiai pasidalina į dvi stovyklas. Tarsi pasirinktų vieną iš dviejų kelių. Ir štai jie. Tie du keliai. Pirmasis – tai taisyklingieji veiksmažodžiai. Jie, sakykime, tokie paklusnus. Visada laikosi vienos paprastos taisyklės. O antrasis kelias – netaisyklingieji. Čia jau tikri maištininkai, kiekvienas su savo charakteriu ir unikalia forma, kurią tiesiog reikia pažinti. Taigi, pradėkime nuo to lengvesniojo kelio – taisyklingųjų veiksmažodžių. Ir iškart geros naujienos. Viskas, ką reikia žinoti, tai viena trumpa, paprasta galūnė. Tikrai, viskas genialiai paprasta. Prie veiksmažodžio tiesiog pridedam galūnę ed. Ir viskas. Pavyzdžiui, žiūrėti watch, praeityje tampa watched. Kalbėti talk tampa talked. Jokios magijos, tik paprasta taisyklė. Bet čia yra vienas įdomus niuansas – tarimas. Nors visur rašome tą pačią ed galūnę, jis skamba skirtingai. Iš esmės yra 3 variantai. Pavyzdžiui, po tokių garsų kaip k, žodyje ask, galūnę tarsime kaip ta – asked. Po skambių garsų kaip n, žodyje signed, girdėsis d – signed. O jeigu pats žodis baigėsi t arba d kaip want, tada pridedame visą skiemenį id – wanted. Čia tiesiog reikia įsiklausyti. Taip, ir dar porą rašymo smulkmenų, kurias verta žinoti. Jei veiksmažodis baigėsi raidė i, prieš kurią yra priebalsis, kaip antai cry, ta i virsta į i. Ir tada dedam ed. Gaunasi cried. Kitas atvejis – trumpi veiksmažodžiai kaip stop. Čia paskutinė priebalsė tiesiog pasidvigubina. Ir turime stopped. Kelios mažos taisyklės, bet jos labai praverčia. Dabar metas sukti į tą antrąjį vingiuotesnį kelią. Taip, čia prireiks šiek tiek atminties, bet patikėkit, verta. Nes būtent čia gyvena patys populiariausi anglų kalbos veiksmažodžiai. Štai čia ir pamatysime esminį skirtumą. Taisyklingie, jie kaip fabrikas. Play, pridedam ed, gaunam played. Viskas aišku ir logiška. O netaisyklingieji. Jie tikri fokusininkai. Paimam go ir iš skrybėlės ištraukiam went. Jokios ed galūnės, tiesiog visiška transformacija. Dėl to jie ir yra netaisyklingieji. Jie tiesiog ignoruoja tą ed taisyklę. Deja, čia nėra jokios formulės ar slaptos sistemos. Juos tiesiog reikia išmokti atmintinai. Bet, svarbiausia, nepanikuoti, kadangi jie vartojami nuolat, tikrai greitai įsimins. Pasižiūrėkime į šį sąrašą. Čia tikras anglų kalbos žvaigždynas. Go, have, see, make, eat. Juk šiuos žodžius vartojame kasdien, o jų praeities formos went, had, saw, made, ate yra lygiai tokios pačios svarbios. Šiuos tikrai verta mokėti kaip savo 5 pirštus. Gerai. Teigiamus sakinius jau mokame sudaryti. Bet o dabar klausimas, kaip paklausti? Arba, kaip pasakyti ne? Atsakymas – vienas mažas, bet nepaprastai galingas pagalbinis veiksmažodis. Jis atlieka visą sunkiausią darbą už mus. Pažiūrėkim, kaip tai veikia. Turime teiginį. The wind blew. Vėjas pūtė. Dabar norim paklausti. Sakinio priekyje atsiranda did. Ir atkreipkim dėmesį, kas nutinka veiksmažodžiui. Blew grįžta atgal į savo pradinę formą blow. Taigi klausime. Did the wind blow? Lygiai tas pats ir su neiginiu. The wind did not blow. Vėlgi, matom blow, o ne blew.
Galima įsivaizduoti, kad did yra tikras superherojus. Kai jis pasirodo sakinyje, jis tarsi sako pagrindiniam veiksmažodžiui atsipalaiduok, aš viskuo pasirūpinsiu. Būtent did parodo, kad kalbame apie praeitį. Todėl blue gali ramiai grįžti į savo blow formą. Svarbiausia atsiminti, praeitį sakinyje žymi tik vienas žodis. Na ką, teorijos pakaks. Metas viską išbandyti praktiškai. Pažiūrėkime, kaip šios taisyklės veikia realybėje. Gerai, pirmas iššūkis. Turime sakinį she have breakfast. Kokia bus netaisyklingojo veiksmažodžio have praeities forma? Prisiminkim. Taip, tiksliai. Have praeityje tampa had. She had breakfast. Puiku. Gerai, sekantis. Turime žodžius he wash his car. Kaip iš jų sudėlioti klausimą praeityje? Pasitelkiami pagalba mūsų superherojų. Aišku, pradedame nuo did, o tada viskas paprasta. He wash his car. Prisiminkim, did jau atliko savo darbą, todėl wash lieka nepakitęs. Did he wash his car? Viskas. Taigi, greitai perbėkime per pačius svarbiausius dalykus. Pirma, past simple – tai apie veiksmus, kurie jau baigėsi. Antra, taisyklingieji veiksmažodžiai myli galūnę ed. Trečia, netaisyklingieji individualistai, juos reikia įsiminti. Ir ketvirta, svarbiausia, klausimams ir neigiamams visada ateina į pagalbą did, ir kai ateina did, pagrindinis veiksmažodis lieka savo pradinėje formoje. Štai ir visa paslaptis. Na štai, dabar visi įrankiai jau yra rankose. Belieka tik pradėti pasakoti savo istorijas. Taigi, koks vienas įdomus dalykas nutiko praėjusią savaitę?